Tai pirmiausia, aš esu Tomas, malonu. Aš čia iš tokios gegužės 1 profesinės sąjungos, dar neišjunkit. Ar galėčiau jūs sutrukdyti minutėliai? Mes čia siūlom tokią naują paslaugą, kuri vadinasi draudimas nuo nesąmonių darbe. Ir jinai yra pritaikyta ofisų darbuotojams, bet tinka šiaip apskritai visiems, kas turi darbą. Ką mes siūlom? Tai jūs dabar sėdit, dirbat, viskas ramu, viskas gerai. Darbas, nežinau, ten ar biškį užknisa, ar nelabai užknisa. Nu, žodžiu, sėdit, dirbat, atrodo, kad viskas gerai ir atrodo, kad viskas visada taip gerai ir bus. Tai kaip ir visi draudimo agentai, aš jums noriu pasakyti, ir jūs patys puikiai žinot, kad gerai būna ne visada. Ir kartais ateina toks metas, kai darbe prasideda problemos ir prasideda visokiausios nesąmonės. Tai mes, kaip profsąjunga, norim pasiūlyti jums draudimą būtent nuo šitų nesąmonių. Kokia yra schema? Jūs stojate į mūsų profsąjungą, g1ps.lt prisijunkite ir mokate mums nario mokestį, kuris yra arba 1 procentas jūsų pajamų, arba 5 eurai per mėnesį. Jūs mokate nario mokestį ir kai prasideda nesąmonės darbe, o jos anksčiau ar vėliau vis tiek prasidės, mes turim teisininkus, mes turim viešinimą, mes turim visą atstovavimą ir mes tas nesąmonės jūsų darbe kartu su jumis tvarkom ir sutvarkom. Arba blogiausiu atveju pasiekėm, kad jums sumokėtų kokią nors išeitinę, kai iš to darbo galiausiai išeinat su visais susipykę. Pirmas klausimas dažniausiai būna arba toks tipo, žiūrėkit, o tai ką man ta profsąjunga, ką man tas draudimas nuo nesąmonių darbe, jeigu prasidės nesąmonės darbe, tai aš iš to darbo išeisiu ir ieškosiuos kito. Tai aišku, išeiti visada galit, bet pirmas dalykas yra, kad, kaip žemaičiai sako, atekra. Ar tikrai jau taip atsistosit, tekšit prašymą ant stalo ir iš to darbo išeisit. Nes kalbėt galima, bet ar tikrai tas procesas yra toks lengvas? Ir žinokit, kiek aš esu matęs darbuotojų, kurie kasdieną beveik kartoja, ir bendradarbių tokių esu turėjęs, ir jūs esate tokių turėję, ir visi yra tokių bendradarbių turėję, kurie kasdieną kartoja, kad jau tuoj aš iš šito darbo eisiu, jau kaip mane čia viskas užkniso, ir tada metai po metų, mėnuo po mėnesio, kaip jie 23 taip sakė, taip ir 24 taip sako, taip ir 25 taip sako, taip ir 26 taip sakys, ir toliau tam pačiam darbe sėdės. Tai va, tai pirmas dalykas, ar tikrai jūs iš to darbo išeisit. Antras dalykas, išeisit iš vieno darbo prasidėjus nesąmonėm, nueisit į kitą darbą, ten prasidės irgi nesąmonės. Taip iš vieno į kitą ir plavinėsit tokie biški svieto perėjūnai. Aš tai galiu pasakyti liaudiškai, kad lietuviai šiaip jau, man atrodo, šiais laikais biški per daug išlepę. Nes mes dabar turim, pavyzdžiui, reikalų su ukrainiečiais, kurie Lietuvoje dirba ir prasideda nesąmonės pas juos darbe. Ir jie apsiima, dažniausiai jos, net ne jie, nes dažniausiai moterys kažkaip būna kovingesnės. Apsiima tas problemas spręsti ir kažkaip su jom tvarkytis ir mes dažnai jų klausiam, tai kaip čia atėjo ta idėja nepalikt, neit kažkur kitur. Tuo labiau, kad jūsų padėtis tokia ne visada stabili, tai kaip čia sugalvojat. Ir atsakymas, kurį dažniausiai gaunam, yra toks, kad jeigu būtų šitie dalykai nutikę prieš karą, tai būčiau dėjus tą prašymą ant stalo, išėjus, ieškojusis kito darbo, bet kai prasidėjo karas, aš savo pasakiau, manęs daugiau niekas šitaip nestumdys, nes jau gana. Tai aš, Koncevičiūtės žodžiais tariant, noriu pasakyti, kad seniai karas buvo ir kad reiktų pakovoti už save, kad tavęs nestumdytų visą laiką pirmyn atgal. Šiuo metu yra tas vadinamasis, kaip čia, buyer's market darbo rinkoje. Tai yra, kad darbų pilna, darbuotojų trūksta ir darbuotojai visai vertingi ir ten visi ieško ir atrodo, kad tų darbų būtent dabar daug, bet taip visą laiką nebus ir žinom, kad taip visą laiką nebūna ir šiaip tai turim nemažai istorijų čia gal jaunesnė karta nelabai prisimins, bet turim nemažai istorijų iš 2008 metų, 2009-2010, kai buvo šita didžioji krizė. Tie, kas buvo darbovietėse su profsąjungom, tą krizę pragyveno biškį geriau negu tie, kurie buvo darbovietėse be profsąjungų.
Ir šitas visam pasaulyje buvo, kad tie, kurie buvo profsąjungose, tai dažniausiai gebėdavo susitvarkyti ir šitą vadinamą, severance package, kaip čia, išeitinės ir kitus visus bonusus, kurie priklausė ir atleidžiami buvo mažiau, tuo būtent atleidimu. Tai, žodžiu, kadangi mes dabar visi baimėje gyvename, ir krizės, ir karo, ir ko tik nori, tai, man atrodo, pats tas metas tom ateinančiam krizėm rūpintis dabar. Tai pirmiausia, nesąmonė darbe, kuri yra gal dažniausia, yra, kai viršininkas pradeda bušavot. Nes jeigu tai pagalvojus, tai darbuotojo santykis su viršininku yra labai nelygus ir viršininkui užsimanius bušavot, kokią nors nesąmonėm užsiimt, ant ko nors užsisėst, sugalvot kokių nors naujų idėjų, kurios ten, nežinau, greuna klientų pasitikėjimą ir darbuotojų moralę ir taip toliau, ar sugalvojus ten kažkokią restruktūrizaciją padaryti, ar dėl kokių nors, nežinau, jums nežinomų priežasčių, kurios ateina iš dar viršesnio viršaus, ten, nežinau, pabandyti kaip nors, pavyzdžiui, švelniai išstumti darbuotojus iš darbo, kad nereiktų jų atleidinėti normaliai, kad jie patys išeitų ir taip toliau. Tai mes dažnai tvarkomės su tokiom problemom ir kaip mes su jomis tvarkomės, tai mes pirmiausia pasiimam savo teisininkę ir einam pašnekėti su viršininkais. Ir tiesą pasakius, dažnai, kai jie supranta, kad čia ne tik tai su darbuotoju turi reikalų, bet dar ir su jo atstovais, kurie dar tokie gal ir biški kartais būna piktesni ir ten visokius protestus rengia ir žiniasklaidoje rodosi ir šiaip visokių nesąmonių gali prasidėti. Tai tada viršininkas būna, kad ir susiprotėja daug greičiau. Jeigu nesusiprotėja, tai tada einam į darbo ginčų komisiją ir kaip ir teisiamės dėl visokiausių išeitinių kompensacijų, delspinigių ir taip toliau. Dar kokios būna nesąmonės? Nesąmonės būna, kai prasideda įmonėje restruktūrizacija, kai ją kas nors, pavyzdžiui, nuperka, kai pasikeičia jos akcininkai, kai pablogėja jos ekonominė situacija. Ir tokiu atveju, pavyzdžiui, darbuotojams patampa neramu, kas dabar bus. Kiek čia mūsų atleis, kaip čia toliau mes dirbsim, kam čia algas sumažins, beje, algų sumažinti be jūsų susitikimo. Tokiu atveju, ką mes darom? Mes bandom steigti įmonėje profsąjungą ir profsąjungą, kurią sudaro mažiausiai 10% įmonės darbuotojų arba mažiausiai 3 žmonės, jeigu įmonėje mažiau negu 30 darbuotojų. Ir profsąjunga eina pas viršininką ir viršininkas turi su profsąjunga bendradarbiauti ir teikti visą informaciją, kuri susijusi su ta restruktūrizacija. Tai vadinasi, kad mes turim tiesioginį kanalą su tuo visų restruktūrizacijos procesu ir mes žiūrim, kiek ten bus atleidimų, kaip tie atleidimai bus vykdomi, gal tų atleidimų ir nereikia, kaip bus keičiamos pareigybės, kaip bus keičiamos algos, gal tų algų keisti ir nereikia. Mes, žodžiu, pradedame intensyvės dėrybas ir jeigu reikia, irgi einam į institucijas, darom protestus, einam pasišnekėti su viršininku tiesiai. Žodžiu, žiūrim, kad ta visa restruktūrizacija būtų kuo mažiau skausminga darbuotojams, kaip ir turėtų būti. Čia neseniai turėjom tokį atvejį, kad viena nedidelė įmonė, apie 50 darbuotojų iš lietuviško kapitalo perpirko slovėniškas kapitalas. Ir prasidėjo ten pareigybių keitimai, nes čia reikia suvienodinti su užsieniu ir, žodžiu, visi darbuotojai persigandę, viršininkai prastai komunikuoja. Tai ačiū Dievui, kad viena darbuotoja pabuvo aktyvistė ir susisiekė su mumis, suorganizavo kolegas, jie sukūrė profsąjungą ir puikiai viskas praėjo. Iš pradžių ten spyriojosi viršininkai, bet galiausiai jau kai jau mūsų teisininkai pasikalbėjo su jų teisininkais ir buvo suprasta, kad nieko čia kitaip nebus, tai dabar teikia visą informaciją, niekas nebuvo atleistas, nors iš pradžių ten buvo, kad čia jūsų visų gali nelikti ar ten taip toliau. Žodžiu, pamatė, kad gali būti reikalų, tada dar ir su užsienio savo partneriais susisiekėm, nes profsąjungų yra ne tik Lietuvoje ir tiesą pasakius, užsienyje dar yra jų daugiau. Ir kažkaip visą tą situaciją ir išsprendėm normaliai.
Tai va, o tų visokių nesąmonių darbė tai gali būti šimtai. Gali būti mobbingai, gali būti priekabiavimai, gali būti atleidinėjimai, gali būti nesumokėtos algos. Su šituo irgi dylinam iš esmės kasdieną. Pernai metais per darbo ginčių komisiją ir teismus mes savo nariam, kurių net nėra tiek jau daug šiuo metu, ten apie 400-500, esam išieškoję apie 20 000 eurų. Tai čia, ne kiekvienam, bet čia ten, nežinau, gal tiems 15 ir 20 atvejų, kur tą reikėjo daryti. Ir tai buvo ir už nesumokėtas algas, ir už delspinigius tų nesumokėtų algų, ir už neteisingus atleidimus, ir už neapmokėtus viršvalandžius, žodžiu, už visokiausius dalykus. Mūsų pasiūlymas iš gegužės 1 profesinės sąjungos yra toks, kad jūs stojat, mokat nario mokestį ir apsidraudžiat nuo nesąmonių darbe ir jaučiatės daug saugesni savo darbo vietoje. Mes gaunam jūsų nario mokestį ir mes gaunam jūs pas mus kaip narius. Tada dar būna daug visokiausių klausimų žmonės turi apie šitą visą dalyką. Ir pirmas dažniausiai būna, ar kas nors žinos, kad aš esu profsąjungos narys. Tai aš jį iš karto galiu atsakyti, kad ne, niekas nežinos. Narystė profsąjungoje yra jūsų asmens duomuo ir jūs galite jį atskleisti tik tai pats. Išskyrus tuos atvejus, kai norit būti tos profsąjungos pirmininku arba tarybos nariu. Bet tais atvejais jums yra apsauga įstatyminė, kad jūsų negali atleisti be valstybinės darbo inspekcijos ir jūsų profsąjungos žinios ir sutikimo. Bet apskritai, jeigu esate tiesiog paprastas narys, tai niekas niekada nesužinos, kol jūs nepasakysite arba mums neduosite leidimo, kad jūs tos profsąjungos narys esate. Ir kitas dalykas, kad jums net ir nieko daryti nereikia. Jūs tiesiog įstojate ir būnat apsidraudęs. Niekas apie tai nežino. Ir jeigu nenorite ten prisijungti prie šitų ten aktyvistų ir nežinau, ten kokių nors neaiškių ten protestuotojų ir dar kažką, jūs apskritai niekam nesakot. Mamai nesakot, tėtį nesakot, močiutį nesakot, pats savo nesakot, užstatot periodinį mokėjimą banke ir pamirštat. Ir kai prasideda nesąmonės darbe, tada prisimenat ir kreipiatės į mus ir mes su jumis tvarkomės. Aišku, jeigu norėsit prisijungti prie visokių protestų ir aktyvistų ir kitų visokių, nežinau, kovų už demokratiją Lietuvos darbo vietose ir namuose, gatvėse ir valstybinėse institucijose, tai irgi galėsit, bet niekas niekada jūsų iš to nereikalaus, neprašys ir apskritai niekam nesakys. Jo, tai jeigu dirbu ne Maksimoje, ne statybose, ne Ignityje ir ne ministerijoje, ne kokioje nors ten tarnyboje, ir tos restruktūrizacijos kartais būna tokios tylios ir nelabai aiškios, kur tave, pavyzdžiui, permeta į kitas pareigas, tyliai nekeisdami tavo darbo pareigybių aprašymo, arba ten šiaip pasako, kad turi daryti dabar kažką, dėl ko nesitarėjai, arba ten nemažina algos ir neperkelia niekai pareigose, bet staiga užkrauna daugiau darbų ir taip toliau. Nu, žodžiu, ką daryti, kai viskas taip neaišku, kuo čia gali padėti profsąjunga. Tai mano pirmas atsakymas tai yra, kad profsąjunga visada bandys padaryti, kad viskas būtų aiškiau. Tai yra, jeigu tu esi profsąjungoje, profsąjunga vėl eis pas tavo ten ar viršininką, ar tą, vidurinės grandies vadybininką ir sakys, žiūrėkit. Tai jeigu jūs norite keisti sąlygas, tai yra tokie ir tokie teisės aktai, yra nurodyta, kaip tos sąlygos gali būti keičiamos, jūs sutvarkykit, kad viskas būtų tvarkingai, mes pažiūrėsim, kaip jūs sutvarkot, ir tada jau tarkite su darbuotoju ir viskas bus sutvarkyta. Tai žodžiu, tai mes galim pasiekti, kad visi tie procesai būtų aiškesni, kad jie būtų geriau visiems suprantami. Tai čia vienas, man atrodo, kaip tik yra iš apsaugų tokiose būtent įmonėse, kad nekiltų šitų neaiškių reformų. Kad su visomis reformomis būtumėt supažindinti ir jose normaliai dalyvautumėte. Nes profsąjunga ne tik draudimas nuo nesąmonių, bet jis turėtų būti kaip ir savotiška tokia darbuotojų savivalda. Kaip yra, nežinau, visur yra savivaldos. Mieste yra savivaldybė, paskui yra seniūnija, tada yra seniūnaitija. Ten univerė yra studentų atstovybė, jos aišku nieko dažniausiai neveikia, bet vis tiek būna. Tada ten mokyklose ir tose yra ten mokinių parlamentas, daugiabučiuose namuose yra
savininkų bendrijos, žodžiu, visur yra kažkokios savivaldos formos. Nu ir profsąjunga yra ta būtent darbuotojų savivalda. Ir tada Kotryna vėl manęs klausė, sako, bet yra darbo taryba, kuri turėtų būti ta darbuotojų savivalda. Tai viena vertus taip, darbo tarybos dabar yra privalomos visoms įmonėms, kuriuose yra daugiau negu 20 darbuotojų, tai žodžiu, jūsų darbdavys inicijuos tą tarybą šiaip ar taip, nu nebent ten dirbat 5, bet žodžiu, inicijuos tą tarybą šiaip ar taip, bet darbo taryba yra sugalvota, nu čia aš jau išsiplėsiu. Jos yra sugalvotos todėl, kad ES Lietuvai sakė, žiūrėkit, pas jūs darbe niekas darbuotojų neatstovauja, labai menki tie procentai, kiek darbuotojų turi savo atstovus ir jūs pasikelkit šitą procentą. Ir tada Lietuva pagalvojo ir sakė, taip, tai mums reikia įsteigti darbo tarybas, kad ant popieriaus visi tie darbuotojai būtų atstovaujami. Kiek tos darbo tarybos darbuotojus atstovauja, tai kažkiek būna, kad ir atstovauja, bet tai yra tikrai negarantuota. Ir jos turi labai menkas teisės palyginti su profsąjungom, nes jos visų pirma yra tik tai konsultavimosi organas, tai yra darbdavys joms perteikia informaciją, kurią jos turėtų paskleisti darbuotojams. Tai ir jos negali, nu jos gali paklausti klausimėlio apie tą informaciją, bet jos negali mesti toms reformos, pavyzdžiui, iššūkio ar dar kažko, jos tiesiog turi būti informuotos. Tai iš esmės tos darbo tarybos net ir darbdaviam labai patinka, nes jos dirba kaip papildomas HR-as ir vidinės komunikacijos departamentas. Ta prasme, jos veikia grinai šitai. Aišku, būna kartais ten maištingesnių tų darbo tarybų, kurios iš tikrųjų pradeda ten gerinti biškį darbuotojų situaciją, bet profsąjunga visada turi daugiau galios, nes jinai gali būtent mesti iššūkį, nesutikti su tam tikrais pokyčiais, siekti, kad tie pokyčiai būtų perkeisti dar kartą ir eiti tiesiogiai dėrėti su darbdaviu. Jeigu nepavyksta susidėrėti, gali, nu jau ten, aišku, streikas, tai ten jau pačiam gale, bet būtent tada gali protestuoti, kreiptis į institucijas ir apskritai kelti kuo daugiau neramumų. Čia, aišku, iškyla kitas klausimas, kad galbūt žmonės dažnai nemėgsta konfliktų. Šiaip aš irgi nemėgstu konfliktų. Niekas nemėgsta konfliktų, išskyrus kai kurios žmonės. Man atrodo, visi tokių žmonių pažįstam. Bet kartais konfliktai būna neišvengiami. Ir šiaip tai, čia yra dar vienas įsivaizdavimas apie profsąjungas, kurį labai norisi sugriauti ir dažnai irgi tokį gaunam klausimą ar požiūrį, kad jau jeigu darbo vietoje yra profsąjunga, tai reiškia, kad ten labai blogai. Tai reiškia, kad jau buvo taip blogai, kad prisireikia net profsąjungos. Tai vienas dalykas tai, kad iš dalies dėja dabar Lietuvoje taip ir yra, nes žmonės apie profsąjungą pagalvoja tik tada, kai jiems patampa labai blogai. Todėl sakau, apsidrauskite iš anksto. Nes žinokit, mes irgi tada mažiau esam linkę ten kooperuotis ir gelbėti, kai žinom, kad pas mus atbėgo tik tada, kai jau ten šikna pradėjo svilti. Nu, ta prasme, suprantat, kur link suku. Kad apsidrausti reikia iš anksto, o ne tada, kai pamatai, kad namas susidegė ir skambini draudimui ir draudiesi nuo gaisro. Nu, taip neveikia. Tai, žodžiu, tai konfliktų ir aš nelabai mėgstu, kartais, aišku, juos įsiveliu, bet mūsų tikslas nėra sugriauti jūsų darbo vietos, ar ten pasiekti, kad jūs dirbtumėt 1,5 dienos per savaitę ir skristumėt į Bahamus kas ten 3 mėnesius. Aišku, jeigu galėtumėm, tai gal ir pasiektumėm, bet niekas tokių vilčių neturi. Mūsų tikslas yra, kad darbo vietoje būtų demokratiška, draugiška aplinka, kurioje darbdavys aiškiai komunikuoja su darbuotojais, darbuotojai turi savo savivaldą ir turi galios priimti sprendimus tokiose situacijose, kurios jiems yra svarbios. Tai va, tai mūsų tikslas nėra, kad tipo atvarom, su visais susipykstam ir išvarom ir jums gaunam išeitinės ir tiek. Tipo pasiimat pinigus ir pabėgat. Aišku, jau kai nieko kito nebelieka, tai tada jau siekiam, kad pasimtumėt pinigus bent prieš pabėgdami. Tai va, tai mes stengiamės irgi konfliktuoti kaip įmanoma mažiau ir tik tada, kai reikia, ir tik tada, kai darbuotojai, arba bent jau darbuotoja, patys to nori ir niekada nešokam ant mėsų anksčiau laiko. Tikrai turim vietų, kur turim savo padalinių, kur žmonės susivienė į profsąjungą, viršininkas normalus, viršininkas supranta, kas tas dalykas profsąjunga yra, kad čia ne iš sovietmečio ten, kur fabrikuose būdavo,
o tiesiog normalus darbuotojų savivaldos organas bendradarbiauja, darbuotojų su viršininku tarėsi, su profsąjunga irgi tarėsi, ten, nežinau, pradeda kokias nors kolektyvinės dėrybas, kurios gali būti abiem pusėm naudingos ir gyvena normaliai ir draugiškai dirba. Tai, nėra būtent, profsąjunga yra labai gerai, kai darbe prasta atmosfera, bet jinai yra dar geriau, kai darbe yra gera atmosfera. Tai žodžiu, tai nebūtina konfliktuoti irgi nebus būtina. Tai va. Vakar susitikau su viena drauge, kuri dėsto prancūzų literatūrą univere ir, man atrodo, trečiakursių paklausė, pasakojo ten apie kažkokį įstatymą, kuris Prancūzijoje buvo kertinis, nes leido egzistuoti profsąjungom. Ten kažkada po revoliucijos, ar ten dar 100 metų praėjus. Ir klausė studentų trečiakursių, ar žinot, kas yra profesinė sąjunga. Ir sakė, iš auditorijos, kurioje sėdėjo 50 žmonių, žinojo vienas. Tai va, tai dažnai toks būna klausimas, pirma, kas ta profsąjunga yra, ir antras dalykas, o tai čia tikriausiai apie sovietmetį. Taip, buvo sovietmečių visur buvo profsąjungos, todėl, kad jos buvo privalomos ir todėl, kad jos iš esmės buvo tai, kas dabar yra darbo tarybos įmonėse. Sovietmečių jos buvo HR-as, jos buvo tipo Human Resources Department ir iš esmės veikė kartu su viršininkais, nes kartu, valdė darbuotojus. Viena vertus jos gal kažką ten neblogo padarydavo, nes duodavo kokį nors ten kelialapį, turėdavo savo poilsiavietės, ar ten padėdavo būtent ten aiškintis kažkokius vidinius nesutarimus. Bet iš esmės taip pat kaip HR-as. Jos irgi nešokdavo darbdavį per daug ant mėsų. Ta prasme, būdavo tokių atvejų, bet jie būdavo gana reti, nes jos irgi būdavo kaip valdžios institucija. Nesakau, kad tas buvo blogai per se, bet nebuvo labai gerai, jos neveikė ta prasme, kaip jos veikia dabar Lietuvoje ir apskritai pasaulyje, kad jos veikia kaip, būtent darbuotojų savivalda, kuri yra nepriklausoma nuo viršininkų ir nuo įmonės ar įstaigos. Dabar tiesiog taip nėra, nes nebe sovietmetis ir nes profsąjungos nebeprivalomos. Nes visi jie stoja savo norų, nes jos darbdaviams dažniausiai nepatinka, kartais patinka, bet labai retai ir apskritai nelabai ko bendro su sovietmečiu jos ir turi. Kas yra gal vienintelis dalykas, kuris kažkiek išliko iš sovietmečio, tai yra profsąjungų veiklos laisvė tam tikra, bet čia aišku atskira tema. Nes nemažai to meto arba nepriklausomybės pradžios teisės aktų apie profsąjungas išliko mūsų teisinėje bazėje ir tai leidžia profsąjungoms ganėtinai laisvai veikti, nes jos turi daug privilegijų ir pavyzdžiui netgi negali niekaip kištis nei darbdavys, nei valstybė į profsąjungų veiklą pagal konstituciją, kurioje yra įrašyta, kad profsąjungos yra nepriklausomos, ir pagal profsąjungų įstatymą, ir pagal Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas. Tai žodžiu, profsąjungos yra kaip tokia visiškai atskira ir nepriklausoma organizacija. Tai jau su sovietmečiu šitas tikrai neturi nieko bendro. Bet jeigu jums taip atrodo, kartais būna, kad žmonėms taip atrodo ir jau ten jau kumščiais neišmuši. Tai jau tada ką padarysi. Tai va. Tinka ir kita profsąjunga. Dėl manęs tai stokit, jeigu jūsų darbo vietoje, pavyzdžiui, ten kažkokia profsąjunga yra ir nereikia jos iš naujo steigti, tai stokit ją. Jeigu nepatiks, visada galėsite ateiti pas mus. Nes darbo vietoje profsąjungų gali būti daug ir įvairių. Čia irgi yra demokratija. Mokytojai Lietuvoje turi gal 8 ar 9. Tai aišku, neveikia jiems į gerą, nes visą laiką valdžia gali su viena susitarti ir tada kitoms būna blogiau. Žodžiu. Bet jų gali būti daug ir jeigu tik tai jums atrodo, kad kita kokia profsąjunga ten labiau tinka, jums geriau varo, ypač jeigu ten kokios nors srityse dirbat tokiose kaip ten, nežinau, pavyzdžiui, čia per Tapino Laisvės TV, pavyzdžiui, visai pagarsėjo ten, kur buvo fūrų vergai, tai ten daug šnekėjo, pavyzdžiui, vežėjų profsąjungos pirmininkas, kuris mūsų geras pažįstamas ir gerai varo. Ar mes furistų taip ir neapgintume niekada, nes neturim ten patirties. Tai kodėl aš kalbu visokiam ofiso darbuotojams, todėl kad mes turim visai nemažai patirties būtent ofisuose ir mes šiaip esam tokia profsąjunga, kur vienyje tas visas tokias
Nu, mes jaunimas, tas vadinamasis. Man aišku, jau 38, bet man atrodo, kai buvau jaunimas, taip ir liksiu jaunimu. Šitą prasme, žodžiu, mes ten kurjerius vienijam, menininkus, Bolto vairuotojus dabar, tada leidyklas, vertėjus, žaidimų kūrėjus. Žodžiu, nu, va, tokias visokiausias būtent naujesnes profesijas ir mes va, būtent orientuojamės ir va, būtent į ofisų darbuotojus, nes ten irgi turim porą padalinių ir nu, esam visai jau patyrę, kaip tą profsąjungą sukurti toje vietoje. Ne tai, kad jums reikės tą profsąjungą kurti darbo vietoje, jūs pirmiausiai tiesiog įstokit pas mus ir ten sėdėkit kiek norit, nereikėsim nieko su jokiais bendradarbiais organizuotis, nebent norėsit, tada mes labai jūs palaikysim. Ir kaip jau sakiau, nu, esam tvarkėsi ir specializuojamės būtent tokiose situacijose, kur reikia gražiai, kultūringai, bet tvirtai, šiais laikais populiarus žodis, ypač tarp vyrukų, asertyviai. Mes ateinam, žodžiu, mes asertyviai, bet mandagiai paaiškinam, kame kampas, kokia situacija, su teisininkais, visi tokie tipo gražūs pasipuošę, ten galva plika barzda, ten, žodžiu, kostiumėlis, jaunai atrodo, Facebook'e reiškėsi, Instagram, nu, Facebook'e jau gal nebe jaunimas, bet Instagramą turi, žodžiu, ir ten, žodžiu, viską supranta ir gali normaliai šnekėtis. Nu ir esam tvarkėsi būtent su atleidimais, su grupiniais atleidimais esam tvarkėsi su reorganizacijom, esam tvarkėsi, kai keičiasi pareigos, esam tvarkėsi, kai perperka kiti akcininkai, esam tvarkėsi, kai kyla darbe finansinių sunkumų, esam tvarkėsi, kai bankrotas įvyksta. Žodžiu, kokią situaciją gali sugalvoti, esam tvarkėsi, kai darbe vyksta mobbingas, esam tvarkėsi, kai vyksta seksualinis priekabiavimas, visą tą žargoną išmanom, teisę šitų visų dalykų išmanom, su žurnalistais, kurie apie tai rašo, sueinam, patys apie tai šnekam, rašom, kalbam, žodžiu, nu tiesiog specializuojamės, tai jeigu jūs sėdit ofise, tai aišku yra ir kitų profsąjungų, pavyzdžiui, jeigu sėdit kažkur telekomunikacijų ofise, tai yra ryšių darbuotojų profsąjunga irgi labai nebloga. Nu, žodžiu, jeigu žinosim geresnę negu mes patys, tai mes visada pas ją ir nukreipsim. Šiaip dar esam visai jau atkalę ranką, sakau, ant darbo ginčių komisijos. Tai šituo dažnai džiaugiamės, kaip ir nesidžiaugiam, kad visai mums pavyksta joje išsikovoti, kad, pavyzdžiui, grąžintų darbuotoją į darbą arba sumokėtų neišmokėtą algą, delspinigius ir taip toliau. Ir nežinau, ir dėja, ant išėjimų irgi esam atkalę ranką. Kaip išeiti iš darbo taip, kad tau sumokėtų išeitinę. Tai čia, žinai, čičing. Tai, sakau, tas nėra mūsų linksmiausia darbo dalis, nes, nu ką, išeina tas žmogus, būna kartais, kad nei ačiū nepasako, aš jums pasakysiu. Čia gal dar pasakysiu, kad pas mus toks yra reikalavimas, nu kad, tipo, jau jeigu, žinot, mes jums padėjom kažkaip, tipo, solidarizavomės, ne tai, kad net kad padėjom, bet kad kartu su jumis ėjom, kovojom ir kažką iškovojom, ypač, o net jeigu ir neiškovojom, bet stengiamės ir kartu dirbom dėl kažkokio tikslo, nu tai kad kažkur tas solidarumas biški grįžtų atgal. Žodžiu, kad jau tada, kai kažkam kitam reikės pagalbos, jūs irgi prisidėtumėt. Tai va, tai jeigu turit problemų darbe, kreipkitės. Jeigu neturit problemų darbe, irgi kreipkitės. Jeigu nenorit turėti problemų darbe, kreipkitės. Jeigu ieškot problemų darbe, nu, su jumis tikriausiai nebus lengva, bet irgi kreipkitės. Šiaip ir jeigu norit organizuoti savo bendradarbius, irgi kreipkitės. Jeigu nenorit organizuoti savo bendradarbių, kreipkitės. Galiausiai tiesiog parašykit į g1ps@g1ps.lt, pasiklauskit, ką mes veikiam, pasiklauskite, kaip mes galėtume jums padėti. Mes jums pasakysim. Jeigu jau turit problemų darbe, rašykit į konsultacijos g1ps.lt ir mūsų konsultantų komanda, kurios beje dar nepaminėjau, mes turim, dabar jau išsiplės gal iki 10 žmonių, mes turim konsultantų komandą, kuri visais darbo teisės
ir ne tik darbo teisės, bet darbo klausimais gali jis labai greitai pakonsultuoti. Pirma konsultacija nemokamai, o paskui jau reikia įstoti į profsąjungą. Čia kaip su narkotikais. Pirma dozė nemokamai mums mokykloje taip sakydavo. Nors niekad aš tos pirmos dozės negavau. Man kažkaip mokykloje visą laiką pasakodavo, kad ateis dėdė ir duos narkotikų nemokamai. Ir man niekad niekas jų nedavė. Aš kažkaip esu nusivylęs. Ne, narkotikų nevartokit, kreipkitės į gipsą. Šitą, jeigu ką, Tadas iškirps.